Sveiki visi žiūrintės laidą Vienam gale kablys, galų gale mūsų rankose feederis. Ir mes kalbėsime apie tai, kaip gaudyti vadinamąją baltą žuvį, karšius kuojas rudenį. Vandenį sviestą, norite vis vieną, kad ir koks klasiškas buvo rugsėjas, atėjo spalis ir spalis atvėsinės. Bet idėja kokia? Žuvis pradės dar aktyviau maitintis, nes jom reikės prieš žiemą gerai ir teisingai pavalgyti, kad prisikraut skrandžius ir turėti riebalų, ar ne? Tai pradėkime nuo to, kad mes gaminame jaukus. Vis dėlto rudeniui aš aukštos kokybės jaukus naudoju, Marmax, jau Elite serijos. Ir šį kartą maišiau 2 čiriklėliai skirtus jaukus, tai feederis vadinamasis, ir vieną riešutas. Man riešutas tikrai vienas smagiausių jaukų, kuris dirba praktiškai visur, bet jį geriau skiesti kartu su kitais komponentais. Tai va, 3 pakeliai, tada dreikinimas, atidarom jauką, palaukiam 15 minučių, tada be jokios baimės, kol kas kvapai gerai sklinda vandenį, visas buteliukas aromos balta žuvis. Nors Marmaxas turi daug aromų, aš papasakosiu, kokius jaukus naudosime, kai dar vėliau atšals, kai nuskaidrės vanduo. Bet čia gal toliau žvejybos eigoj. Ir 3 dreikinimas ir džiūvėsėliai, kurie daro tokią žuvies pritraukimo funkciją, žuviai įdomu, randant dugną tai raudoną, kažkokią tai žalią, tai oranžinį ir visą laiką prie jo pasilieka. Nes jie įdomu, jin sustoja ir randa tada mūsų kabliuką. Žodžiu taip, šiandien pradėsime jaukinimą dideliom šėryklom, nes norisi užjaukinti gerai, o paskui jau gaudysime, žiūrėsime atsargiai ar neatsargiai. Vandens telkinys tokia užtvankėlė, tvenkinys ir būtent, kad prisikviesti žuvį, reljefas čia nestebuklingas, nėra kažkokių ryškių duobių perkritimų, tai reikia pradžiai padėti jauką, ką tuoj mes ir padarysim. Nu va, pirmas kibimas po tokio gero pusvalandžio po jaukinimo, dar įmečiau 4 šėryklas, dirbau su įvairiais masalais, bandžiau slieką, bandžiau kukurūzą ir ant skandinti 3 musės lervų. Pirmas toks kibimukas, kas per žuvis. Oi, nedidelis karšiokas, bet pirmas. Jau gerai. Skimeriukas. Apa. Baltas, plonas skimeriukas. Aišku, dabar, jeigu atėjo jų būrys, tai sudės viską mažiuką. Bet pirmas.
kai užlenkė gerai, o čia užlenkimas buvo vyriškas ir žuvytė didesnė. O, jau smagu su tokia kovoti. Stovi. Bim, bim. Karšiukas bus pagal judesi. Matau, kad karšiukas. Nu, va. Nu, pasirodė, kaip jūs čia atrodo, turėtume didesnis negu pirmas. Nu, va. Jau karšėlis. Persidėdė dar perėto. Stiprus koksai. Nu, va, ant rudens jie tokie stiprėja visi. Ne pats didžiausias, bet jėgos, kad atrodė, kad čia jisai jau labai piktas. Apa. Nedidės. Jėzus, kiek lėvių, kaip visada pas juos. Didėjom po truputį. Tegu sumažint masalą iki 2, nes 4 buvo tim ir spjauna, tim ir spjauna. 2 iškart įsirėjo. Įdomu. O ta žvejyba tokia, kad atrodo, kuo didesnis masalas ar ne, tuo didesnė turi būti žuvis. Taip nebūna. Kartais reikia pataikyti taip, kas jam patogiausiai paimti. Bet dar ilgos pauzės tarp kibimų tokios. Toks jausmas, kad nedaug žuvies atėjo kol kas. Jauka pakankamai ten pridėta nuo starto, tai daug negalvosim. Jeigu kimba ant 2, gaudam ant 2. Ir aišku, visą laiką nepamirštam įdėti jauką, kad jie turėtų ką ten rinkti. Ne super daug, bet lai būna. Jo, kibimas iškart aiškus buvo, sumažinus kablį ir konkretuvas. Jokių ten kimba, nekimba. Bum, tą galvą savo. Vienodį jie čia visi. Šiandien skimeriukai. Ai. Baltėja, kur jūsų tėveliai. Žinau, ką reikia daryti, kad pagauti tėvelį. Bet tai mes padarysim antroji laidos daly. Negalim visko iš karto išduoti, ne? Tai jūs ilsėkitės. Mes pagavom 4 žuvytės, aš jaučiu, kad žuvis yra, bet jinai irzli labai. Nu, normalu. Orai tokie, keitimaisi, malimaisi. Tai mes po truputį antroji daly užsiimsim va šitais vyrais. Ir tikiuosi, kad bus geriau ir stambesnė žuvis. Sveiki sugrįžę, žiūrintis laidą Vienam gale kablys. Grįžkim prie mūsų karšių tradicijos, tai yra prie sliekučių.
Sakys, vėl tas korsakas karpo sliekus. Nu ką man daryti? Galit variantų kokį pasiūlyti. Kai norisi sustambinti žuvį ir gauti daugiau kibimų negu prieš tai gavom, tai reikia užsimti sliekais. Ne super daug mes jau dėsim, bet pabandysim pakarpyti išplovę jos. Ap. Jo, karpam sliekus, bet mes juos kirpsim ne į košę, o į stambesnės detalės. Lai būna stambesnių detalių, karšiai turėtų patikti. Tai va taip maždaug. Ir aišku, duosim nedaug. Bet kažkaip jaučiu, kad reikia to slieko, norint pagauti stambesnę žuvį. Kur kabliukas, patiniai lupai. Va taip jie ir sirbėja, patiniai lupai ir gauna. Vėl grįžtant apie jaukus ir aromatiką, tai dabar aromatika iš tikro dirba, bet kuo šalčiau, tuo reikės ją keisti ir jaukų spalvą. Va dabar, kaip matėt, aš pasidariau pakankamai ryškų jauką. Kodėl? Irgi, vat, klausimas iš karto jums, nu, kodėl jisai pasidarė va tokį jauką? Ne juodą, nors pasitė ne juodą ir visa kita. Pažiūrėkite į vandens spalvą ir jūs pats suprasite, kad kuo vanduo drumstesnis, tuo vat, ryškus geltonas jaukas man labiau patinka, nes jisai tada ir matosi ir kaip signalo žuviai. Ir jisai ant dugno yra aiškesnis, bet pavyzdžiui dabar spalį ežeruose nuskaidrės tvenkiniai, visiems atšąla, baigėsi žolių augimas, pradeda žolės pūti, skaidrėja vanduo, nebėra mikroorganizmų. Tai kitas receptas, kuriuo aš gaudyčiau, vat, pavyzdžiui, jeigu jūs gaudote ežere, dar kažkur, tai būtų mano juodas jaukas. Tai yra didelė koja ir karšis, juodas jaukas ir jau aromas aš dėčiau arba tą pačią baltą žuvį, ką šiandien dėjom, nes ji yra tokia nelabai ryški ir nelabai konkreti, arba, pavyzdžiui, šaltam vandeniui, tokiam vat, vėstančiam vandeniui, man labai patinka slyva. Labai egzotiškas, ar ne, atrodo, prie ko čia slyva. Bet būtent tas va, saldumas ir lyg rūgštumas man tikrai dirba ir labai dažnai aš jo gaudau, ir upėse gaudau. Tai va, artimiausia laida, kuri bus jau dugninė meškerė, nesvarbu ar upiai, greičiausiai bus juodas jaukas. Ir greičiausiai bus kaip aromatika slyva. Vat į juodą jauką, vat šitą 2 pakelius aš įpilčiau pusę pakelio riešuto. Jisai nepramuštų spalvos, jaukas būtų tamsus, juodas, bet juodą jauką ten, kur skaidru, jau dabar, va, pavyzdžiui, ežeruose, ten, kur nėra va taip, va, tai tikrai rekomenduočiau ir pabandykit ir aš pats tikrai bandysiu. Tamsus bus gerai. Ant slieko uodegos atėjo pažiūrėjo žuvytė, kas mes tokie. Smagu traukti, kaip priešinasi, bet vos ne kiekvienu metimu reikia galvoti, ką veikti, nes ir žuvis visai, ir zlutė. Nutidesnis šiek tiek ant slieko uodegos. Ups.
pats didžiausias, bet didesnis. Slieko uodega ir musės lerva buvo. Tas ilgas kartais gerai, atkreipia dėmesį slieko. Sliekas visien, jisai ten ant dugno tokius daro. Viražus kaip dabar ant kabliuko. Ir automatiškai kreipia dėmesį žuvis. Žuvytė vėl atsigavo po truputį, todėl kad padarėm jaukinimą dar papildomą. Kodėl meškerę laikau žemai, todėl kad čia nėra kažkokių kliuvinių ir visada, kai trauki žuvį ir trauki meškerę taip, netgi palei vandens paviršių gali traukti, žuvis eina daug ramiau. Nes kuo tu ją aukščiau pakeli, tuo jinai daugiau blaškosi, žvejant plonų pavadėlių. Gali tiesiog atsikabinti, nes jin turi tada erdvės. O kai tu taip į save vedi, tai kaip šuniuką vedi ir pagrindinė kova lieka va čia. Smagi žvejyba, viskas čia tvarkoj, žuvis ne pačios didžiausias, bet užtat viskas tvarkoj, kimba taip, kaip aš noriu. Ir man tada labai smagu, kai taip susitvarkai su žuvim. Šiaip aišku viena, kad sliekas šitoj mūsų žuklės sesijai karpytas šiek tiek pastambino žuvį, nes vien skandintos musės lervos tai buvo smulkus karšeliai, o karpis slieka visieną pasirodė šiek tiek didesnis. O ko mums reikia žvejybai? Kad pagautumėm didesnę žuvį, tai su šitą žuvį, man atrodo, pabaigėmės. Šiandien savo sesiją, viskas buvo fainai. Aš manau, jūs įsivaizdavot, kaip reikia pagaudyti tada, kai jau vanduo po truputį šąla, kad visieną vyksta aktyvus žuvies maitinimasis, tai tik įrodymas, kad maitinasi gerai, ką mes jam duodam. Ir belieka tik tai pagalvoti apie tai, kad metas dabar rudenį pagaudyti dar žuvies, dugninę meškerę, stovinčiam vandenyje, ežeruose, tvenkiniuose ir gerai praleisti laiką. Žuvis dar maitinasi. Tai pažiūrim, ką pagavom, padarysim galo išvadas ir viskas. Gera diena. Nu, toks rudeninis laimikis. Reziumė koksai? Reziumė toksai. Sliekas rudenį yra gerai. Ir aišku, man maksai ok. Viskas šiandien. Nei žvyno, nei džiogos, susitiksim lygiai po savaitės. Namo, karšiukai.